Labukas dar kartą visiems prisijungusiems. Šiandien noriu Jums pristatyti verslo prezentaciją su Livijon kompanija. Ir aišku, nieko nelaukdama, aš dalinsiuosi ekranu. Visi, kurie žiūrėsit įrašą, taip pat galėsite kreiptis į žmogų, kuris Jums atsiuntė šį įrašą peržiūrėti, jeigu nuspręsite pradėti Livijon verslą. Kas galit įsijunkit mikrofoną ir pasakykit, ar matosi skaidrės ir viskas gerai? Matosi. Matosi. Puiku. Tai šiandien noriu pristatyti Jums galimybę užsidirbti su Livijon kompanija. Kelias visiems yra atviras, bet viskas prasideda nuo Jūsų sprendimo. Ir Livijon, aš visada sakau, jog tai yra aukšta kokybė ir puiki verslo galimybė. Tai nėra tik tais apie produktus, tai yra apie daugiau tiesiog imti iš gyvenimo. Ir šiandien prezentaciją vesiu aš, Silvija Tifenzinaitė. Ir tikiuosi, kad ši prezentacija padės Jums priimti tinkamą sprendimą. Pati kompanija yra įsikūrusi 2014 metais Lenkijoje, tai yra Lenkijos kompanija. Pradėjo Lietuvoje veikti nuo 20 metų, tačiau mano kelias šitoj kompanijai, tvirtas kelias, prasidėjo tik nuo 22 metų. Visiškai nesvarbu, kada Jūs startuosite, svarbu, kaip stipriai Jūs pradėsite tai daryti. Ir aš esu šioj kompanijoje prisiregistravusi jau nuo 21 metų, bet kaip ir daugelis žmonių su visom abejonėm, su nepasitikėjimu savim, su baimėm, kurios dažnai kausto žmogų pradėti kažkuo stipriau imtis, aš metus laiko dėlsiau. Tai tik tais mano kelias, stiprus kelias, prasidėjo nuo 22 metų. Ir aišku, aš turiu būti dėkinga savo mažai princesiai, kurios dėka nusprendžiau pabandyti. Daugelis žmonių taip pat yra išbandę daugybę kompanijų, lygiai taip pat ir aš. Aš esu išbandžiusi labai daugą, bet kaip sakau, niekur nieko stipriai nedarai, niekur nieko ir neuždirbai. Ir tai buvo tiesiog mūsų pačių sprendimas. Ir aišku, aš esu moteris, esu žmona, esu ir namų šeimininkė ir aišku, nuostabių dukryčių mama. Ir šitas kelias tinkliniai rinkodarai prasidėjo būtent prasidėjus mano vaiko priežiūros atostogos. Kai mano mažyliai buvo vos 2 mėnesiukai, aš nusprendžiau pabandyti. Bet metus laiko nieko nedarant, rezultatai tikrai neaugo ir rezultatai neatėjo. Visur reikia dirbti ir tai yra normalu. Tai kai mano mažyliai buvo virš metukų, mano vaiko priežiūros išmoka labai stipriai sumažėjo, tuo metu aš priėmiau sprendimą tuo užsiimti rimtai. Tai kiekvienas mes tikrai randam pakankamai laisvo laiko, kad galėtumėm skirti papildomom pajamom. Tik mes sprendžiam, ar mes per tą laiką uždirbsim, ar mes tą laiką švaistysim. Tai būtent prisijungdama čia ir pradėdama stipriau dirbti, supratau tinklinės rinkodaros naudą. Ir kai žmonės sako, kad tinklinė rinkodara nesąmonė, pirmą išbandykit ir tik tada sakykit. Bet išbandykit taip rimtai ir tik tada žinosite, kas yra tikra, o kas yra netikra. Kaip aš sakau, mėgstu dažnai dalintis, kad jūs nežinosite, ar obuolys yra saldus, jeigu jūs jo neparagausit. Lygiai taip pat yra ir čia. Jūs nežinosite, ką galite pasiekti ir kaip stipriai jūs galite toli nueiti, kol to nepabandysit. Aišku, galimybė yra atvira visiems, nesvarbu, ar tai yra vyras, ar tai yra moteris, ar tai yra studentas, ar tai yra mama, ar tai samdomą darbą dirbantis žmogus. Kiekvienas mes savo 24 valandų paroje rasime laisvą laiką, jeigu mums reikės galimybės. Galimybės papildomai užsidirbti, galimybės turėti papildomų pajamų 100-200 eurų. Čia atviros galimybės yra visiems. Niekas nediskriminuojami, svarbu tik jūsų noras, ryžtas ir žinoma, aišku, svarbu suprasti, ko jūs norite. Ir kad tai būtų lengviau suprasti, reikia žinoti, ką čia galima gauti. Taigi, tinklinė rinkodara susideda ne tik iš produktų, bet iš didesnių galimybių, kaip ir minėjau. Ir čia yra jūsų uždarbių pavyzdžiai, kiek jūs daug galite pasiekti dirbdami laisvų metų, dirbdami tiesiog iš namų, dirbdami tiesiog tada, kada jums patogu. Ir pirma yra marketingo plano dalis procentinė, tai yra pirmas taškas, į kurį jūs turite taikytis. Kaip matote, galima uždirbti nuo 0 iki 1250, bet tai nėra riba. Tai yra tiesiog pirmojo marketingo plano pabaigos dalis. Ir jūs matote antrą dalį ir matote trečią dalį. Tai trumpai
tariant, apie trečią dalį mažiausiai kalbu. Jūs galite būti ir direktoriai, ir prezidentai, ir seniorai. Ir čia dar šitų Lietuvoje mes neturime. Tačiau antra dalis tai yra auksinis vadybininkas, yra deimantinis menedžeris ir yra vicedirektorius. Tai Lietuvoje turime du deimantinius, turime keletą auksinių vadybininkų ir jūs lygiai taip pat tai galite pasiekti. Jeigu yra pavyzdys, kuris tai jau padarė, vadinasi, šis kelias atviras yra ir kitiems. Svarbu priimti tinkamus sprendimus. Net nebejoju, kad šiais metais mes turėsime ir vicedirektorių. Ir tai yra Lietuvos pasiekimai, kuriuose jūs taip pat galite būti. Bet plačiau šnekant, aš šneku daugiausia apie procentinę dalį, nes šitą kelią jau esu nuėjusi. Tai jeigu jūs turite 0%, turite iki 199 taškų, vadinasi, jūsų uždarbis yra apskritas nuliukas. Mes uždirbam du atlyginimus. Pirmas atlyginimas yra nuo parduotos prekės 30% tiesiai į jūsų kišenę ir antras atlyginimas yra už padarytą apyvartą. Vadinasi, jeigu jūs pasidarote užsakymą iki 190, už 199 taškus, jūs uždirbsite tik nuo parduotos prekės vieną atlyginimą. Jeigu jūsų užsakymas sieks virš 200 taškų, vadinasi, jūs jau gausite ir antrą atlyginimą. Ne tik, kad parduodami prekę 30% tiesiai į savo kišenę, bet dar papildomai ir komisinis atlygis už pasiektą procentą. Kiekvienas procentas jūs artina prie didesnio uždarbio. Kuo aukštesnė kvalifikacija, kuo aukštesnis pasiektas procentas, tuo didesnis uždarbis. Ir kaip matote, 13 procentas ir 16 jie yra išskirti, tai va 13% pasiekus žmogus gali uždirbti antro atlyginimo iki 250 eurų. Tai vėlgi, tai nėra paskutinis taškas, jūs galite kilti aukštyn. Visos galimybės, didžiausios galimybės, dauguma galimybių atsiveria nuo 22%. Ir kad tas galimybės suprasti, čia. Tai yra galimybės, ką jūs galite turėti, nes jau yra pavyzdžių, kurie tai padarė. Ir kaip aš sakau, jeigu yra padariusių, vadinasi, tai kelias atviras visiems. Pirmas dalykas, ką jūs galite nuo 22 gauti, tai yra kelionės. Nemokama kelionė nuo 7 iki 10 dienų tiesiog kompanijos sąskaita. Jūs galite ilsėtis be jokių rūpesčių, be nakvynės rūpesčių, be viešbučio rūpesčių, be maisto, be gėrimo rūpesčių. Viskuo rūpinasi kompanija. Ir tai yra tiesiog padėka už jūsų darbą. Tai nėra už nieką, tai nėra už tiesiog jūsų prisiregistravimą, tai yra už jūsų darbą, už jūsų kompanijos lojalumą. Taip pat 22% pasiekus žmogus gali gauti auto leasingą. Jeigu jūs, tarkim, turite automobilį pasiemus leasingu, jūs galite už tą automobilį gauti papildomų pinigų. Pasiekus 22%, jums į kišenę papildomai gali įbirėti 275 eurai. Ir jeigu atkreipiate dėmesį, 22% gali uždirbti iki 1250 eurų. Vadinasi, jūs dar papildomai gaunate 275 eurus prie savo atlyginimo. Ir ta suma gali didėti priklausomai nuo jūsų apyvartos. Kuo didesnė padaryta apyvarta, tuo didesnė kvalifikacija. Ir kuo didesnė kvalifikacija, tuo didesnis papildomas bonusas į jūsų kišenę, už tai, kad jūs apsimokėtumėt savo autolizingą. Jeigu taip atsitinka, kad jūs mokate į mėnesį, tarkim, 250 už savo automobilio lizingą, tiesiog geras sąlygas gavote, jums kompanija vis tiek mokės 275 eurus, nes tai yra minimali suma, kurią jį duoda. Vadinasi, 25 eurai lieka jūsų kišeniai, tiesiog leidžiate kur norite. Ir žinoma, automobilis lieka jums, kompanijai nieko nereikia atidavinėti. Ir aišku, 22% taip pat žmogus gali pretenduoti į premijas. Kaip matote, papildomi komisiniai iki 6950 eurų. Ir tai galima pasimti per 1 metus. Tai pirmas dalykas, pasiekus 22% kvalifikaciją, jūs ją išlaikote 4 mėnesius. Vadinasi, jeigu šiandien nusprendžiate registruotis, gegužės mėnesį, tarkim, pasiekėte kaip pavyzdys, jūs galite išlaikyti 4 mėnesius šią kvalifikaciją ir gauti 1150 eurų premijos prie to, ką jūs jau ir taip uždirbate. Jeigu jūsų atlyginimas siekia 1250, tai dar papildomai gaunate 1150. Jeigu jūs pasiekėte auksinio vadybininko kvalifikaciją, tai yra Gold Manageris, jūs pretenduojate gauti 2300 eurų premijos į savo sąskaitą. Ir vėlgi tai yra tik premija prie to, ką jūs ir taip uždirbsite. Taip pat, jeigu jūs dar gebate per tuos pačius metus pasiekti ir deimantinę
deimantinio vadybininko kvalifikaciją, jūs gaunate dar papildomai 3500 eurų vien tik premijos prie to, ką jūs uždirbate. Bet jeigu jūs stipriai startuojate, jūs žinote, ko jūs norite, jūs žinote, ko čia atėjote ir jums pavyksta per pusę metų pasiekti visas šias 3 kvalifikacijas, jums visos premijos susisumuoja. Ir ta suma gaunasi 6950 eurų tiesiog papildomų pinigų į jūsų sąskaitą. Ir tai, aišku, prasideda nuo 22 procentų. Pasiekus auksinio vadybininko kvalifikaciją, tai yra grinai sekanti po 22 procento, jeigu atkreipsite dėmesį, jūs pretenduojate į būsto paskolos dengimą. Mano žiniomis, aš žinau, kad mūsų kompanija yra pirmoji Lietuvoje, kuri paskelbė šitą kvalifikaciją. Ir kiek aš žinau, tai yra vienintelė, nebent mano žinios jau yra pasenusios. Tai jūs galite gauti minimum 350 eurų papildomai, kad apsimokėtumėt savo būsto paskolos dengimą ir jums nereikėtų mokėti iš savo šeimos biudžeto. Tai jeigu, tarkim, jūsų būsto paskola jums per mėnesį kainuoja 300 eurų, 50 eurų jums lieka. Nes jūs vis tiek gausite minimalę 350 eurų sumą. Ir tai yra tiesiog išlaikius auksinio vadybininko kvalifikaciją kiekvieną mėnesį, jūs gaunate papildomai prie to, ką jūs jau ir taip uždirbate. Ir šita suma, kaip ir matote, lygiai taip pat gali aukti. Kuo didesnę kvalifikaciją pasieksite, kuo didesnę apyvartą padarysite, tuo didesnį būsto paskolos dengimą gausite, tuo didesnę tą premiją, kaip aš sakau, papildomą bonusą jūs į savo kišenę galėsite įsidėti. Tai prasideda nuo auksinio vadybininko kvalifikacijos. Ir Lietuvoje mes jų turime ne vieną. Taip pat galima pasidaryti papildomą premiją. Žinoma, yra keli tipai žmonių. Yra pardavėjai, kaip aš sakau, ir labai geri pardavėjai, ir yra žmonės, kurie mėgsta bendrauti, kurti ryšius ir statytis komandas. Tai šis konkursas yra būtent pardavėjams. Žmogus nusprendžia prisiregistruoti, pasibando produktą, jam jis labai patinka, jis nusprendžia jį rekomenduoti kitiems. Rekomenduodamas jis daro apyvartas. Ir matote, galima pasidaryti 300 arba 500 eurų premijos. Jeigu jūs pasiekėte per mėnesį 2000 apyvartą, tai yra taškai, vadinasi, 5 mėnesius iš eilės juos išlaikius, jūs pasiemate 300 eurų premiją. Jeigu jūs tai padarote su 3000 apyvartą 5 mėnesius iš eilės, vadinasi, jūs gaunate 500 eurų premijos. Ir jeigu sugrįžti prie marketingo plano dalies, jeigu surenkate 2000 taškų, tai jūs esate 7 procentas. Vadinasi, jūs kiekvieną mėnesį uždirbate komisinio atlygio, jūs kiekvieną mėnesį uždirbate nuo parduoto produkto 30 procentų tiesiai savo kišenę ir dar papildomai po 5 mėnesių iš eilės tai darant, uždirbate 300 eurų premijos. Jeigu jūs pasirenkate 3000 apyvartą ir norite pasimti 500 eurų premijos, jūs kiekvieną mėnesį darote 3000 apyvartos, jūs uždirbate komisinio atlygio kaip nuo 10 procento, plus pardavimai 30 procentų į jūsų kišenę ir dar plus premija 500 eurų. Ir tai yra tiesiog už jūsų rekomendacijas, už tai, kas jums patinka. Ir aišku, kaip čia galima startuoti, kad visų šių gėrių būtų galima pasiekti. Tai pirmas dalykas, visada miniu, kad yra 5 būdai. Jūs ekrane matote 4, tai viena iš jų yra nemokama registracija. Ši nemokama registracija galioja tik Baltijos šalyse. Tai yra Lietuva, Latvija ir Estija. Visur kitur tai yra starto ir verslo paketai. Prisiregistravę nemokamai, jūs gaunate savo elektroninę parduotuvę, jūs matote visus savo produktus su aprašymais, su sudėtim, taip pat jūs gaunate 30 procentų nuolaidą visam asortimentui ir aišku, matysite visas paskelbtas kompanijos akcijas. Tai gaunate už nemokamą registraciją. Jeigu rinktis starto paketus, tai yra produktinis, kai jūsų registracijos metu apsipirkimo krepšelis yra minimum 55 eurai, jūs gaunate 170 taškų ir esate 0 procentas. Nes jeigu atkreipiate dėmesį į marketingo planą, kad pasiekti 4 procentą, jums reikia 200 taškų. Tad jeigu jūsų suma krepšelio siektų maždaug apie 70 eurų, jūs jau pasiektumėte 4 procentą ir pradėtumėt gauti antrą atlyginimą. Taip pat kitas starto paketas tai yra profesionalus, kai jūs startuojate su kvepalų mėginėlių papke, jūs gaunate produktų katalogą, marketingo planą ir visa tai jums kainuoja 50 eurų.
Taip pat prie šio paketo jūs galite pasirinkti 3 produktus su 50% nuolaida. Ir už produktus ta papildoma suma prisidės prie tų 50 eurų. Tai yra labai dažnas pasirinkimo būdas, tikrai labai populiarus paketas ir su papke jūs galite pradėti uždirbti pinigus. Papkėje bus maždaug apie 70 kvepalų mėginukų, kurie jums padės atrasti klientus, kurie jums padės išplėsti savo klientų ratą ir lygiai taip pat parodyti žmonėms, koks kokybiškas yra Livion produktas. Ir taip pat tai gali būti jūsų pirmieji verslo partneriai, nes turėsite marketingo planą, kuriame rasite visus uždarbius ir visas galimybės. Taip pat gausite 50 taškų ir būsite taip pat 0%. Ir tai yra 3 būdai, su kurių dėka jūs pradėsite nuo nulio. Kaip matote, jeigu gaunate mažesnę už produktinę mažiau taškų, už starto paketą 50 taškų ir jeigu tai nemokama registracija, tai yra 0 taškų. Ir jūs kiekvieną mėnesį pradedate nuo nuliuko. Dažnai žmonės man sako, aš ieškau kompanijos, nuo kurios procentas pasiektas nenukrenta. Ir čia eina kalba apie verslo paketus. Verslo paketus tikrai žmonės naudojasi jų galimybėm, bet dažnu atveju tai daro jau registruoti nariai. Žmogus prisiregistruoja su startiniu paketu arba nemokama registracija, įsitikina, kad čia tikrai galima uždirbti, o tada pasiema verslo paketą. Ir būna, kad net ne vieną, o pradžiai vieną pasiema mažesnį, tada pasiema didesnį. Dažnu atveju mes pirmą įsitikinam, kiek mes per mėnesį galime parduoti prekių, kokias apyvartas galim surinkti, o tada žiūrim, kokį verslo paketą mums apsimoka imti. Ir tai yra 2 verslo paketai. Supervisoris, tai yra kurio kaina yra 550, 50 eurų už tai žmogus gauna kvepalų mėginėlių papkę produktų katalogą ir marketingo planą, o likusi 500 eurų suma įkrenta į žmogaus elektroninę parduotuvę. Tie pinigai visiškai niekur nedingsta. Jie būna žmogaus elektroniniai parduotuviai ir jis juos gali išsigryninti per 3 metus. Bet kai mes pradedam su tokia suma, mes norime juos susigrąžinti tikrai kuo greičiau ir patirtis sako, kad tai daroma yra nuo mėnesio iki 3 mėnesių. Abu paketai, apie kurį irgi sekantį pakalbėsiu. Taip pat jūs gaunate savo startui 1700 taškų ir jums komisinio atlygio bus paskaičiuota kitą mėnesį, jūsų atlyginimas 29 eurai. Ir taip pat jūs esate 7 procentas, nuo kurio niekada nenukrisite. Jeigu pažiūrėsite marketingo planą, jūs niekada nebūsite 4 procentas, jūs niekada nebūsite 0 procentas, jūs būsite minimum 7 procentas ir galėsite kilti tik aukštyn, bet ne žemyn. Ir lygiai tas pats yra su premium paketu. Tai yra kaina 1050, už 50 eurų vėlgi žmogus gauna savo kvepalų mėginėlių papkę, produktų katalogą ir marketingo planą, o likusi pinigėlių suma 1000 eurų įkrenta į žmogaus elektroninę parduotuvę. Ir šituos pinigus taip pat galima įsigryninti, dažnu atveju tai daroma per 2-3 mėnesius. Taip pat žmogus gauna 3000 taškų savo pradžiai ir 75 eurus prie savo atlyginimo. Vadinasi, jeigu mes šį mėnesį startuojame su kažkuriuo tai verslo paketu, kitą mėnesį mes jau gauname savo pirmąjį uždarbį, savo pirmąjį atlyginimą antrą ir dar plus 30 procentų nuo mūsų padarytos apyvartos. Premium paketu žmogus startuos nuo 10 procentų. Vadinasi, šis žmogus niekada nebus 7 procentas, jis niekada nebus 4 ir niekada nebus 0. Jis bus minimum 10 procentas ir jau artės prie tų didesnių pasiekimų, prie tų didesnių galimybių, prie to pripažinimo, prie tų pergalių didesnių. Taip pat, kaip čia reikėtų susigrąžinti tuos pinigėlius, tai viskas vyksta labai paprastai. Įsivaizduokit, jūs gaunat kvepalų mėginėlių pakę, ją parodote, tarkim, savo draugiam, artimiesiems ar kažkam, žmonės tiesiog pasikvepina iš mėginuko, pasiuosto savo mėgstamus kvapus ir jūs, tarkim, kaip pavyzdys, surenkate 10 buteliukų užsakymų. Vieno buteliuko kaina klientui yra 19,90. Jūs savo kišenėje turite 199 eurus. Apvalinkim 200 eurų. Tuos 200 eurų jūs pasiliekat savo kišeniai, o tuos 10 kvepalų buteliukų užsakote iš tų 500 arba 1000 eurų, priklausomai kokį paketą būsit pasirinkę. Ir šitaip jūs tuos pinigėlius susigrąžinat. Taip jūs turite pastovų atlyginimą, didesnės pajamas, nes už 7 procentą ir 10 procentą yra didesni komisiniai negu už 4.
Ir dar kas yra geriausiai, kad kiekvieną kartą jūs dar papildomai uždirbate 30% į savo kišenę. Kaip pavyzdys su premium paketu. Jeigu jūs pradedat su premium paketu, parduodate prekių už 1000 eurų per vieną mėnesį, pavyzdžiui, jūs susigrąžinate 300 eurų papildomai, nes 30% nuo parduotos prekės yra jūsų kišeniai. Vadinasi, jūs jau turite 1300 savo kišeniai. Ir už tai, kad pasirinkote šį verslo paketą, papildomai 75 eurų. Beveik 1400 už tai, kad jūs turite šį paketą ir jūs jį išsipardavinėjote, jog jūs rekomendavot produktus, kurie jums patiko, kuriuos jūs patys išsibandėte. Tai iš tikrųjų yra labai puikia pradžia, bet vėlgi tai yra jūsų sprendimas, kaip jūs nuspręsite čia pradėti. Ir aišku, dirbti čia galima įvairiais būdais. Tai pirmas dalykas, kaip visą laiką dažnai žmogus manęs klausia, tai nuo ko man čia pradėti. Pirmas žingsnis tai yra jūsų registracija. Kaip jūs išsirinksite registruotis, tai bus pirmas jūsų sprendimas. Priimtas žingsnis žengtas į priekį, nes jūs jau turėsit savo elektroninę parduotuvę. Antras žingsnis tai išsibandyti produktus ir tapti vartotoju. Tai yra, jūs galite visada tapti vartotoju arba jūs galėsite kilti karjeros laiptais. Jeigu jūs nusprendžiate, kad jūs norite tiesiog užsisakinėti produktų savo pigiau, jūs tai galite padaryti. Kompanija neturi jokių įsipareigojimų, kurie žmogui kainuotų pinigus. Jeigu, tarkim, žmogus nori savo pirktis, jisai neprivalo to daryti kiekvieną mėnesį. Mes neturim privalomų jokių pirkimų, mes neturim jokių nustatytų sumų, už kurias mums reikėtų pirkti. Mes galime pirkti ir už mažesnę sumą. Tai vėlgi yra tiesiog mūsų pasirinkimų laisvė, kurią suteikia kompanijos galimybės. Todėl vartotojų taip pat galima drąsiai būti. Taip pat išsibandžius produktus yra labai patogu parekomenduoti kitiems. Parduoti prekę bus 100 kartų lengviau, jeigu jūs ją pasibandysit. O pasibandę tiesiog papasakosite savo artimiesiams, draugams ar kelsite turinį į socialinius tinklus, kad galėtumėt parekomenduoti kitiems. Būtent mano kelias čia taip ir prasidėjo. Aš tiesiog prisiregistravau įsigyti produktų pigiau, kad nemokėti konsultantui 30% antkainio ir taip pat pasibandžiusi man labai patiko universalus valiklis, aš nusprendžiau jį parekomenduoti kitiems. Per vieną dieną aš jau pardaviau 19 vienetų. Tai tikrai yra įmanoma ir tai yra jau papildomas uždarbis jūsų kišenėje. Vadinasi, jūs galite pirmą būti vartotojas, tada kurti turinį socialiniuose tinkluose, tai ką daro daugelis, rekomenduoti savo produktus artimiesiems draugams ir panašiai. Jeigu jie perka iš kitų žmonių, tai kodėl iš kitų, galima pirkti iš jūsų. Būtent visa tai vyksta tokiu procesu. Pasibandai, rekomenduoji, parduodi. Parduodamas, uždirbi. Jeigu, tarkim, žmonės jūsų artimieji mėgsta taupyti, mėgsta sutaupyti, jie gali tiesiog prisiregistruoti ir pirktis taip pat kaip ir jūs, tiesiog už mažesnę kainą. Taip pat, aišku, rekomenduodami produktus kitiems 30% jūsų kišenį. Ir, žinoma, galima plėsti vartotojų tinklą. Tai gali būti, jeigu jūsų artimasis nori prisiregistruoti ir pirktis pigiau, tai bus vartotojų tinklas plečiamas. Ir, aišku, jums yra gerai, nes jums pareis taškai. Jūsų artimajam gerai, nes jisai sutaupys 30% tiesiai į savo kišenę ir dar plus jisai uždirbs nuo padarytos apyvartos. Galima dirbti visais šiais būdais. Aš asmeniškai esu ir vartotoja, ir rekomenduoju, ir dar statausi komandą. Ieškau, kam galėtų praversti šitas produktas ir kam galėtų padėti uždirbti pinigus. Taigi, kaip čia vyksta visas komandos statymas? Pirmas dalykas, tai mes prisiregistruojam ir esam vienas savo struktūrai. Jeigu dabar jūs nusprendėte šiandien prisiregistruoti, atsidarote savo elektroninę parduotuvę, atsidarote savo struktūrą, jūs esate vienas žmogus. Ir jūsų artimoje aplinkoje jau nori žmonių įsigyti iš jūsų produktų galbūt pigiau. Tarkim, tai gali būti sesuo, teta, pusseserė ar draugės, visiškai nesvarbu kas. Jeigu jie nori, jūs galite suteikti jiems teisę prisiregistruoti ir pirktis pigiau. Ir įsivaizduokit, jūs prisiregistruojat 4 žmonės. Tie 4 žmonės daro lygiai tą patį, ką ir jūs. Tinklinė rinkodara tai yra duplikacija. Kuo mes dažniau darysim tai, ką daro kiti žmonės, tuo greičiau mes išmoksime, tuo greičiau mes pakilsime. Tai jūs įsivaizduokit, tie 4 žmonės, jūsų artimieji draugai ar dar kas, sugalvojo, kad jiems irgi reikia padėti kitiems surasti tinkamą produktą ir jį įsigyti pigiau. Jie prisiregistruoja irgi 4 žmonės. Ir taip tęsiasi su kiekvienu nauju žmogumi. Ir jūsų komandoje susidaro 84 žmonių tinklas. Tai yra
tinklas. Ir jeigu jie visi nusprendžia per mėnesį pasidaryti savo užsakymą pasibandymų produktui, kažkam parekomendavo galbūt, ir kiekvienas iš jų pasidaro užsakymą už 250 taškų, jūsų sąskaitoje jau yra 21 tūkstantis. Jeigu jūs dar asmeninių taškų turite, tai ir dar daugiau. Sugrįžtant prie marketingo plano dalies, jeigu jūs turite 21 tūkstantį savo jau elektroniniai parduotuviai apyvartos, jūs jau artėjate prie 22%, nuo kurio atsiveria visos didelės galimybės. Jūs ką tik padarėt, tiesiog parekomendavot žmogui produktą, jam padėjote sutaupyti, o jisai tiesiog nusipirko iš savo elektroninės parduotuvės. Jūsų tikslas yra plėsti kompanijos vardą, jūsų tikslas yra plėsti vartotojų ratą ir šitaip jūs uždirbate pinigus. Ir kiekvieną kartą jūs uždirbsite vis daugiau. Taigi, ką jūs gaunate čia prisiregistravę? Tai pirmas dalykas, jūs jau turite savo elektroninę parduotuvę. Jūs ją galite naudotis 24 valandas per parą. Dažnai mėgstu sakyti, kad čia galima uždirbti tada, kada tu miegi. Tai jeigu, tarkim, kadangi registracijos vyksta įvairiose šalyse ir aš Lietuvoje esu, bet mano verslo partneris yra kitoje šalyje, kurioje laiko zonos yra skirtingos, aš miegu, bet mano verslo partneris galbūt parduoda prekes, jisai galbūt daro apyvartas ir jisai uždirba pinigus ir aš uždirbu pinigus. Ir gerai jam, ir gerai man. Ir kiekvienas gali pasiekti lygiai to paties. Taip pat, aišku, gauna visas sistemas, kaip dirbti, pagalbą, mokymus, gauna visus patarimus, palaikymą. Visą laiką žmogus, kuris jūs priregistruos, padės jums. Svarbu, jūs kreipkitės į tą žmogų. Žmogus nežinos, kaip jums padėti, jeigu jūs į jį nesikreipsit. Nes tam, kad jūs ateinate uždirbti pinigus. Tai jūs turite iškamantinėti tą žmogų, kuris jūs priregistravo, kad jūs gautumėt kuo daugiau informacijos. Kai jūs turėsite pakankamai informacijos čia dirbti, jūs galėsite uždirbti didesnius pinigus. Taip pat, kaip ir minėjau, gaunate 30% nuolaidą visam asortimentui. Vadinasi, šita nuolaida nemažėja, ji gali tik didėti. Ir šią nuolaidą mato tik registruoti nariai. Jeigu jūs nuspręsite tiesiog nusiųsti savo nuorodą, kad žmogus pamatytų elektroniniai parduotuviai esančius produktus, jisai juos matys klientų kainoms. Ne jūsų kainom, o klientų. Ir šitaip jūs galėsite uždirbti ir žmogus gali apsipirkti. Bet kaip ir sakau, tai nėra labai naudinga, nes jeigu žmogus nori įsigyti, tarkim, vieną buteliuką kvepalų, tai kainuos didelis pristatymo išlaidas. Tai geriau tada tam žmogui užsisakyti iš konsultanto ir šitaip sutaupyti. Taip pat nėra, kaip ir minėjau, jokių priverstinių užsakymų, nėra jokių kažkokių tai privalomų sumų, priverstinių kažkokių tai nustatytų sumų, nuo kurios priklausytų jums nuolaida. Yra kažkur galbūt, kai tu turi užsakyti už tam tikrą sumą, kad tau priskaičiuotų tam tikrą nuolaidą. Čia nuolaida galioja nuo bet kurio pasirinkto produkto. Visiškai nesvarbu, kokia tai suma. Ir aišku, visas nuolaidas, visas papildomas akcijas mato tik registruoti nariai. Ir taip pat, jeigu žmogus norėtų dalyvauti, tarkim, konkurse, kuris yra kaip būsto paskolos dengimas, kaip automobilis, kaip kelionės, kaip dar kažkas, jisai turi būti registruotas. Niekas negali dalyvauti lojalumo programuose, kol nėra registruotas. Visą tai galima pasiekti, bet svarbu pradėti. Ir čia jau yra jūsų sprendimas. Taigi, tai yra produktai, kurie yra reikalingi jums. Kaip aš sakau, kiekvienas mes valome namus, kiekvienas mes plauname plaukus, kiekvienas mes naudojame kvepalus ir tai yra produktai, kuriuos naudoja daugybė žmonių ir tai naudoja kasdien. Būtent dėl to rekomenduodami kasdieninius produktus, žmogus ateis pas tave įsigyti kiekvieną mėnesį bemaž. Kiekvieno produkto jam reikės bemaž kas mėnesį. Valymo priemonės 1-2 mėnesiai tikrai jau reikės. Šampūnai vėlgi kiek naudosi, 1-2 mėnesiai jau reikės. Ir šitaip tu gali uždirbti iš potencialių savo klientų kiekvieną mėnesį. Mūsų produktai yra natūralūs, kompanija yra orientuota į natūralumą, į gamtos išsaugojimą, todėl ir keitėsi maisto papildų pakuotės, dabar yra stiklinės, nebe plastikinės. Taip pat, aišku, daugėja ekologiškų valymo priemonių, anksčiau turėjome tik biologiškai suyrančias, dabar jau turime ir ekologiškų. Taip pat, aišku, kainos ir kokybės santykis yra labai puikus, todėl klientai sugrįžta ne vieną ir ne 2 kartus pirkti, o dažnai. Tai vėlgi tik įrodo, koks yra kokybiškas produktas ir kaip jūs galite uždirbti
pinigus. Ir aišku, tai yra tikrai labai patrauklaus dizaino. Šitie produktai dažnai keliauja dovanoms, šitie produktai dažnai keliauja kalėdinėms, gimtadienėms, bet kokiai progai yra tinkami, nes turi labai patrauklų ir gražų dizainą. Ir aišku, tik pasibandę produktus, juos parduoti bus 100 kartų lengviau. Tai va, ką jūs norėsite išbandyti, tai bus jūsų sprendimas. Mano pirmasis produktas, kurį aš išbandžiau, tai buvo valymo priemonės ir kurių dėka aš pradėjau šitą kelią ir pradėjau uždirbti pinigus. Jūsų tai gali būti kvepalai, tai gali būti maisto papildai. Kiekvienas mes atsirenkam savo kategoriją. Jūs neprivalote pardavinėti tai, ką pardavinėja kiti. Jeigu jūs esate sportuojantis, jūs dirbsite su baltyminiais kokteiliais. Jums tai bus parankus produktas, kurį galėsite parekomenduoti savo aplinkai, kurį galėsite patys naudoti ir matyti naudą, vertę ir ką tai gali duoti kitiems žmonėms. Tai va, tai viskas, ką čia galima pasiekti, tai yra tik jūsų sprendime. Tai yra ir papildomos premijos, ir dabar ekrane matote ir kelionės paskutinės, kai išvyko 5 žmogeliukai ir automobilių, kurį yra padovanojusi kompanija. Ir tai yra tik vienas, buvo ir antras padovanotas, ir dar yra tas antras padovanotas. Taip pat galite gauti premijas, ir čia yra mano praeitų metų premija, ir dabar šiais metais jūs vėl galite pasimti premijas. Būsto paskolos dengimai, kurie yra Lietuvoje jau 3. Lietuvoje yra 3 būsto paskolos padovanotos tiesiog žmonėms, kurie yra lojalūs šitai kompanijai, kurie yra lojalūs šitos kompanijos produktams. Ir viskas, ką jūs čia matote, tai gali būti jūsų. Tik jums reikia nuspręsti. Esu įdėjusi 2 savo nuotraukas, tai prieš pradedant kelią tinklinės rinkodaros ir dabar. Tai su mergaitė esu čia prieš 6 metus, su visom baimėm, su visais nepasitikėjimais, su visom abejonėm ir kad tai yra netikra, kad tai yra neįmanoma, kad tai yra nepasiekiama. Dabar aš esu po 6 metų su iš kalėdinės fotosesijos nuotrauka, kuri yra, man atrodo, netgi jaunesnė, negu kažkada atrodė prieš 6 metus. Viskas, ką jūs norite, tai yra tik jūsų sprendime. O ar jungsitės į šią šeimą, tai taip pat jūsų sprendimas. Taigi, jeigu nuspręsite prisijungti prie mūsų Livion šeimos, būtinai pasikreipkite į žmogų, kuris atsiuntė jums šį įrašą, o jeigu norite prisijungti dabar, laukiu jūsų žinučių. Ačiū visiems, kas žiūrėjote ir susitiksim vidinėse grupėse.